Sveikinimai Hegelman. Komentaras toks, kad kas įmuša, tas laimi rungtynės. Manau, kad šį sezoną tiek progų nebuvom susikūrę. Ypač pirmas 20 minučių turėjom tikrai progų, tik tiek, kad žaidėjai, nenorėjo šiandieną tiesiog spirti gal kamuolį į vartus, gal tiek. Tai toks komentaras matyti. Varžovo treneris paminėjo, kad rungtynėse sprendė individualus meistriškumas, Leo Ribeiro įvartis tikrai taip susitvarkė griežčiai savo krašte, tai galbūt to šiek tiek ir pritruko, kad ir jūs tų progų nepavyko išnaudoti. Tai Leo labai gerai pažįstu, su juo teko ir žaisti vienoje komandoje, tai jo individualus meistriškumas tikrai didelis. Jis čia šiais metais itin žiba lygoje. O pas mūsų, ta prasme, kai rungtynės laimi, kai kažkas įmuša įvartį, tai visada ir tada ir tam žmogui irgi jis yra individualiai stiprus, vadinkim, tai šiai dienai galime taip traktuoti, kad taip. Tas paskutinis epizodas, kai buvo pražanga ir nebuvo tiesioginis perdavimas, o įžaidėt, toks ir buvo planas, ar jūs galbūt norėjot, kad būtų tiesioginis perdavimas į varžovo baudos aikštelę? Ne, labai blogas sprendimas. Ir greit vėl rungtynės, taurė, Suminė, galim sakyti, šioks toks derbis, tad ilsėtis nėra kada. Tai žinot, ir gal aš tokį komentarą irgi pasakysiu, kad kai komanda renka taškus, kai tu kyli viršų, save reikia spausti labiau. Ir ta prasme, tokiuose momentuose mes kiekvienas tiek ir žaidėjai, ir treneriai turim labiau save spausti, kad dar eitumėm į viršų. Tai labai bandau pakeisti tą požiūrį per darbo etiką ir tikiuosi, kad vaikinai po šių rungtynių susipratės, susipras, kad tik sunkiu darbu mes galime kabintis ir to pasiekoje, aišku, trečiadienį Kretingą, kur vienas rungtynės taurė, tai varžovai atiduos save visą, tai važiuosime pilnu pajėgumu ir kovosime, stengsimės laimėti praeitą etapą.